Vaida, galėtumėt paskambinti ir pasakyti, jog Agnės vaikinas Dalius yra labai pasipiktinęs Vaidos elgesiu, nes ji veda Agnę iš kelio. Tai yra kviečia eiti visokius klubus, vakarėlius, susitikti su visais vaikinais. Gerai, pabandom paskambinti. Vaida ir mano vardas yra Dalius. Na, O, kaip gražiai tu čia. Labas. labas. Malonu, kad pasakei labas bent jau. Ne tik neišauklėta, ne tik neišauklėta, bet ir, žodžiu, nesvarbu. Dalius skambina tau. Dalis. Taip. Gal nebesvaik? Nu, nesvaikstu. Iš balso. O kaip tu žinai, koks Dalius? Ką aš žinau, koks aš tik vieną pažįstu. Kokį pažįsti? O koks skirtumas? Agnės Dalių. Ką? Agnės Dalius, sakau. Nu, Tai čia ne Agnės Dalius. o tai koks? Kits. Fains labai. Fainesnis negu Dalius. Ne, beje, kok. Nu, aš nejuokauju. Tai iš kur numerį gavai? Dalius davė. Agnės Dalius davė man, Daliui, tavo numerį. Kad tau paskambinčiau ir pašnekėčiau. Pričom? Pričom. Ką žinau, kažkaip. Vienas iki, man atrodo, tu su Agne kažkokiam vakarėlį buvot. Vakarėlį? Nu, po klubus vaikštotgi. Kaip aš galiu vaikščiot po klubus, jei nepilnametė esu? Atida nevaikštai tu? Tai aišku, kad nevaikštų. O po vakarėlius irgi nevaikštai? Tai aišku, kad ne. Nu, geras. Bet tavo balsą, žinau, kai 3-2 duočiau. Galėtum nedraugauti su manim. Mhm. Man tai 18. Aišku. Aš iš Vilniaus esu. Mhm. Kas? Mhm. Tai ką dar pasakysi? Ne, ką žinau, tai jeigu tau dabar nėra 18, tai ką tu tipo nesitusinai, nei kažkur į plotus, nieko neveikiai ir tipo mes negalėjom pasimatyti. Manęs tokie dalykai nedomina. Gal mane domina? O ką ten domina, ką ten tokia domina? Ką? O ką ten galėtų dominti, kas ten atsakė kažką? Niekas. Tavo draugė ten? O tai ką tu galvoji? Nieko, kažkaip matai, aš galvojau, kad tau jau yra 18, bet jokio skirtumo. Greit bus. Kada bus? Nu, greit. Gruodį? Ką? Gruodį, sakau. Pakartok. Gruodį? Ne. Supratau. Nu ką, žinau, man tai kažkaip tu... Gal Agnė labiau patiko, bet Agnė tai turi Dalių, o aš kažkaip galvoju, tau paskambinti. Aš nieko negirdžiu. Gali pakartot? Sakau, man Agnė labiau patiko negu tu, bet ką, žinau, Agnė užimta, tai bent jau tau, sakau, paskambinti. Nu, žinok, ne ten pataikė, nes aš neieškau. Nu, tai aš irgi neieškau, bet žinai, kartais taip atsitinka, kad sutinki. Aš norėčiau, pavyzdžiui, su tavim draugauti. Aš net tavęs net nepažįstu. Nu, tai klausk, turi laiko. Ką tu ten darai? Ką darau? Kalbu su tavim. Ir tu ten ir riaugai, ar ką? O ką? Bakūras esu, ką noriu, tą darau. Nemandagu. Nemandagu. A pati kaip atsiliepėjai, prisimeni? Nu, čia mandagu mergaitė atsiliept, ką taip? Tai jo? Nu, labai. Šiaip tai, žinai, aš tave išauklėčiau. Jeigu mes draugautumėm, aš eičiau vienoje gatvės pusėje, tu eitum kitoj. Ir kokį mėnesį visiškai mes nebūtumėm susikabinę rankom. Supranti? Nebejokauk. Aš nejuokauju.
Pavyzdžiui, kad aš su tavim pasibučiuočiau, tai ko gero įvyktų po pusės metų. Geriausiu atveju. Nes reikėtų pirmą tau dantis išvalyti nuo cigarečių, nes taip smirdi, kad... Eik tu. Taip. Paskui tave reikėtų normaliai aprengti. Aha. Taip. Po to gal tu pirmą į save pasižiūrėk, ką? Visų pirma, po to reikėtų tave išmokinti gražiai kalbėti, kad atsiliepiant arba skambinant, kai skambina tau nepažįstamas žmogus, tu sakai, alio, labas vakaras, o ne nu. O tai koks skirtumas, kaip aš kalbu? Kaip noriu, taip ir kalbu? Didelis skirtumas. Jeigu tu nori būti mano mergaitė, tu taip negali elgtis. Aš nenoriu. Kas tau sakė? Aš žinau, kad tu nori. Dieve, visos Aš net nenoriu. Visos jos nori. Dieve, tu žinai, kiek 100 gal mergų laukia dabar už durų, kad galėtų su manim pabūti, supranti? Tai eik, būk. Kas tau trukda? Aš kai mokykloje einu, tai iš paskos velkasi, supranti, kad tik tai paliestų. Eik tu, kaip tau gerai. Taip. Tai va, aš tau sakau, pakeiščiau tave kaip nežinau ką. Niekas neprašo. Neprašo, kad reikia. O tu dantis bent valaisi vakarais? Kas ten tau darosi? Nieko, sėdžiu, kalbu su tavim. Kalbu, ten vėlgoji. Nu tai kaip tu su manim? Pirmai save pasižiūrėk rimtai, ką auklėt reikėtų nebent tave. Tai kaip tu su manim, taip aš su tavim. Tai dabar man reikia kažkaip, kad su tavim tęsčiau pokalbį, tai reikia palaikyti tą patį, žinai, lygį. Nebejaukau gerai. Aš nejaukauju, nu tai taip pat elgiuosi kaip ir tu. Arba kalbi rimtai, arba... Kas, arba? Arba patį dragelį. Ko tu čia mane gazdini dabar? Aš negazdinu, blemba, aš tik pasakau. Nu tai gerai, nu tai aš tau pradėjau dabar jau akulį, tu supranti. Mes nusileidžiam iki pat dugną. Dabar mūsų pat pirma jau tokia vat, bendravimo forma. Iki pat dugną nusileidžiam abu, tu ir aš. Vat aš, Andrius. O tu va. Tai dabar pradėkim. Vat. Galim po biški kartu tai gal nebesvaig, gerai? Pakilt ir turėti normalius santykius. Nebesvaig. Tai žiūrėk, dabar kitas mūsų sutikimas. Tu čia iš viso gerai skambink kam nors kitam, ne man. Kitas mūsų sutikimas bus. Mes susitiksim. Tu galvoji, su tam susitiksiu, tikrai ne. Nu, tai tu galvoji, kad aš laikys tau už rankos arba su tavim bučiuošius? Tikrai ne. Tu mėnesį maldausi, kad aš iš vis prie tavęs prieičiau, tu supranti. Savo pasakas paslaikai kitom gerai? Kada rytoj grįžti iš mokyklos?